Tai yra mano miestas, aš jame gimiau, aš jame užaugau, jame dirbu, čia užaugo mano vaikai, čia mano šeima, čia mano tėvai, nu viskas, čia mano draugai. Kaunas man yra tikrai viskas, aš niekada nebuvau išvykęs iš šito miesto, tik tai mokytis į Vilnių truputėlį, kiek aš buvau išvažiavęs. Ne, man Kaunas, Kaunu viskas prasideda, Kaunas ir baigėsi. Man Kaunas yra svarbiausia, ką mes turim Lietuvoje. Matom, kaip gatvės taiga palygėjo, tai lygiai tas pats yra, kažkur tai ir teatriniam gyvenime, ir kultūriniam. Negaliu įvardinti kažkokio tai didžiulio esminio pokyčio, kad jau sakyčiau, čia kažkoks ėmė, sugriuvo ir status iš naujo. Ne, tiesiog viskas žaviai juda į priekį ir aš labai labai džiaugiuosi mūsų miestu. Kaunas yra pilnas kultūros, tikrai tai yra daug, visų pirma, tai kad būtent Kaunas yra Lietuvos teatro lopšys ir šičia buvo didieji nuo tarpukario didieji valstybės teatrai ir išūrė daugybę žmonių visoje Lietuvoje. Ir lygiai taip pat mes turime turbūt vieną gražiausių pasaulyje art deko architektūrų, visas mūsų naujamiestis yra nuostabus. Toliau mes turime čia šokio festivalį, mes turime Pažaislio muzikos festivalį, mes turime operetės, mes turime džiazų festivalį, mes turime Suklegas tautinės muzikos festivalį. Tai vien tik tai kiek muzikinių projektų mes turime, dabar bijau, kad ko nors būsiu dar ir nepaminėjęs. Toliau mes turime pačią didžiausią Pabaltijo areną, kurioje galima vykdyti koncertus ir pas mus atvažiuoja pasaulinės žvaigždės, tas, kurias anksčiau galėjom matyti tik tai televizijos ekranuose. Tos kultūros yra tikrai labai daug. Aš daug kartų esu pasakęs labai paprastą dalyką, aš labai dėkoju Dievuliui už galimybę man kiekvieną dieną daryti kažką kitą. Tai tą leidžia man ir teatras, ir kinas, ir televizija, ir renginiai, ir vaidyba, ir režisūra. Ir aš tikrai jaučiuosi ir ten labai gerai, smagiai. Man svarbiausia, kad aš nestoviu vietoje ir galiu kiekvieną dieną daryti kažką tai naujo ir kito.